Mėly Lietuvos žmonės. Šiandien nuostabi proga pamatyti Emilijų Broneiką iš kitos pusės. Tai tikriausiai pirma proga pamatyti plungiškiams Emilijų kaip kalbinamai, kaip pašnekovą. Taigi, sveiki atvykę į Plungę kalbą su Liepa Rimkute. Kokios tavo istorijos buvo čia pasakota? Kokios istorijos man bočius pasakoda? Oi, žinok. Ta jaučiu legendinių visų bočių, močiučių tėvų istoriją. Eidavai į mokyklą 10 Mano kilometrų. laikas, aš ėjau į mokyklą 5 kilometrus, be batų, su čimodanu didžiausiu, bridau per Nemuną, per Babrungą, per Miniją, per sniegą ėjom, rūbų neturėjom, nenumirėm tikro nieką. Tai ir, kaip tu sakė, kad mes tai norim atkartoti, ne, šnekėjom, ką norim atkartoti, tai, ko mums pasakodavo. Tai turėjom labai puikų pavyzdį šias laikas, netgi čia prieš savaitę, po savaičių, kaip jaunimėlis Plungė, lipi bokštus į pastatus, sumstugūtin visur, į apleistus, neapleistus ir Bet kelti aš tik nemanau, tuoką. kad šitas yra iš senelių parėjęs. Čia Čia galbūt labiau iš Samoškos. Jo, čia iš Samoškos parei ir negalim to kaltinti, bet čia parei kažkiek ir iš senelių, žinai, kad pasakodavau, kad vat, mes čia būdavom, čia mes dirbdavom, žinai, ir tu nori pamatyti, ką panitin dirbdavau. Tai vat ir labai garsiai nuskambėjai per Plungį, netgi mačiau Delfis rašė, kad Plungė, jeigu gerą policijos sakė, tai surašė 22 protokolus nepilnamečiam už laipiojimus visus. 32. Ne, 22 nepilnamečiam ir 10 buvo nepilnamečių tėvam už tėvų valdžios nepanaudojimą. Tai vien žodžiu, galim sakyti, už nepriežiūrą. Taip pat, bet čia ir žiauru, jeigu jaunimėlis lipa ant kultūrnamio stogų laužas per tvoras, ten užlip palei pat Arba eina šoną vaikšto. Žemaitijos grūdus, lipa į tos visokius bokštus. Tai yra vat ne tai, kad pavojinga, bet yra nevašo palei patį šoną. Čia palei ten pavojingomą, tiesiog, turi būti dornas, ką vaikščioti iš tikrųjų. Bet iš Tu tikrųjų, nukriesi, tai jis nieks nepamatys, nukriesi ant kėlį, kultūrnamio, su tavim dai pervažiuos nepamatyti, tau jau amen, iš tikrųjų. aš pažįstu man tokį, negali sakyti, kad draugėlis, bet vien žodžiu pažįstams. Tai on mon net video tipo siunti, kaip anei ten su draugelės. Ir tiesiog žmonės sako, kad ne, kad mes jums čia policiją iškviesiam. Čia man rodos Žemaitijos grūdus anei. Ir anei specialią erzę. Ta prasme, ne tai, kad tave jau pastebėjo ir, tipo, tu eik jau iš čia, nes tau bus bloga, bet, tiesiog dar specialią erzę. Tai tiesiog gal trūks tuo adrenalino ir pats prašos tų problemų. Anei nebe to ar gyvenim ko veikt. Mes savanoriaujam, mes darbam, mes muzikuojam, mes ko mes tik nedarom, mes nebeturim laik tokiom nesąmonėm. Aišku, ir smagu tas, ką panitin vadin, urban exploring, ne? Bet tai ir pavojinga, tai ir dorna. Jeigu einat, tai binte veikt, kur galėt, kur nėra pavojinga. Jeigu jau vien, tai bent prisirėžkit, nekit po vieną. Žinai, eikit, kur ne į aukštus pastatus eikit. Buvo puikiausias pavyzdys Lino Audinių pastatas, man atrodo, prie gimnazijos. Praeitas metas pažįstamai ėjo. Aišku, tai nėra įdomu. Kiek žinau, viena aukštas, dvi aukštas pastatas, nelaba kur nukrėsi. Bet, aišku, ir įdomu, ten tai visi dokumentą, viskas. Bet bent jau neteik rizikon savo gyvybę, neteik viešins. Ką mačiau ir video senojo policijoje ir bakščio. Aišku, policijoje ir žiauriai įdomu pavakščio, žinai, senojo ten tokių artefaktų gali įdomių rasti. Ten nėra kur nukrėsti. Ten nevisks uždar patalpą. Bet ar tau to reko? Kodėl tau to reko? Tiesiog ir tas toks, kad tu nori to adrenalino. Jo, čia yra adrenalin trūkums, laisvalaikį, per daug laisvalaikį netgi turėjams, gal ir vėl šiaip padėt. dabar mes taip kalbam, tai iš tikrųjų mes esam žiauriai užimti žmonės.
mes neturėjom laiką šeimą, nebūnam namus ir grįžtam į namus tik tas permiegot. Nu, dabar mes taip kalbam ir atrodo, nu, tarkim, jeigu pamatyt kokį ten politiką mūsų šitą podcast, tai pagalvot, kad jaunims netvark kon veikt. Tai mes turim žiaurę daug kon Jo, veikti, bet, nu, tiesiog ir žmonės, kurie, nu, tiesiog, nedašunt, kiek daug yra visokios veiklos aplinko ir jiems, nu, nebūtent ir daryti tokių visokių nesąmonių. Tiesiog yra dvi pusės žmonių ir mums tikrai nereikia daugiau darbo. Mums užtenktų sumokų jo, ta programų ir prasme, panašiai. mum podcastą filmuotis jau čia buvo didžiausias iššūkis susirasti tinkam laiką, kada galim. Man klasiuokį pamatė, man, žinai, ten tas, kaip tas vadins, nu, Nautus, ne nautus, bet ton darbotvarkė. darbotvarkė. Ir ten buvo, man atrodo, balandė, gegužės mėnuo. I pamatė, i ten įdėina, vos ne putris, žinai, pridėta visokių. Pas monis, meno mokykla, simfoniniaus repeticija, vesti renginį, konsultacija, žinai, visokių tokių, nu, ten kultūrnamie veiklas, žinai. Ir saktų, kaip močiutėsi, nagiukai, ravėti daržą, dar kažkas. Nu jo, pas mus taip ir yra. Mes turim užsirašyti, nes neužsirašys gali labai greta pamiršti visko. Yra labai greta. Labai greta, ta prasme, viskas užsimiršt. Nes tu kapė labai daug turi veiklos, tu labai daug visko nužmėšti. Labai daug turi veiklos, tu labai pavargsti ir tau netgi per sveikatą tas pavargiams. Žiaurė, kad per sveikatą. Žiaurė. Pažiūrėjau, kas matė, kas nematė. Kada aš tik pradėjau ruoštis savo parodą, vis tai fotografavimą, man įdėjina po 5 fotosesijas. Nu, kad tik po valandą laiko kiekvienam, ne? Nu, tai ir pabaigis, reikia mane šeštadienis, tu pabaigi simfoninę repeticiją, un peitone, Nu, kažkur apie 1 valandą. nu, tu pabaigi, ir tu turi 15 minučių pavalgyti, ir tada jau pajechali iki vakar. Ir žinai, nu ir tu grįžti, tu nebeturi jėgų dar kažko daryti. Tai va, tai ir ką pareini iš tų 5 fotosesijų, tu niek nebenori, tu nori atsigolti žemyn veidų į lovą ir užmėgti su visam. Jau žinai, kur atsikelti, po 3 parų benori. Taip pat, nežinau, kaip tau, bet pažiūrėjau, aš grįžtu iš mokyklos ir aš noriu pakaitok. Čia nėra tas, kur aš jau geriau darželį būčiau. Aišku, kad aš geriau būčiau darželėje, bet aš darželė neturėčiau tai galimybių savanoriauti viskon. Bet tu tiesiog išvargsti. Tu skaityk, nu pat 8 lik 3 mokas, intensyvę mokas. Matematikos mokytojai, jeigu žiūrit, prašom nereplikuoti. Ir tu mokas, tu pareni, tu turi pailsėti, nu gerai, jau žiaurė gera būtum pailsėjimo valandėlė. Jaučiu, wow. Būnt, kad turi 5 minutes persirengti, toliau išlėki, kur nors, žinai, ten filmavimas, savanorystės, ten pagalba, dar kažkas, taip toliau. Bet tai tau gerai, kad tu nami grįžti. Aš iškart iš mokyklos į meno mokyklą, ten yra belenkiek darbų. Nu va, pas Arba manis ir taip visokius kartas tokius nesąmonės. būntų dainų. Ir aš net neturiu laiko kada pavalgyti. Aš pavalgau tik tas pusryčius ir grįžtu vakar. Aš jau niek nebenoriu Ai, daryti. Absoliutiškai. vat, jo. Ir ta prasme viskas, aš smengu į lovą ir jūs manęs nebematys. Nu, nebent būna darbų ir tada jo sėdi dar iki kokių 3 nakties ir dirbi darbus, bet tada jau atsiblokuoji nuo visų ir niekam neberašai. Nes tu Jo. tiesiog nori padaryti, daryti ir Čia, viskas. kaip šiandieną, ne? Šiandien į birželį 10 filmavėms. Šį fotografavau renginį, kadangi gimnazijos egzamins. Ir buvo gimnazijos 1-2 klasių veiklas parke. Toks meno diena vadinosi, ir man prašė pafotkinti. Skaityk, nuo pos 9 iki pos 12. 3 valandėlis ir žiaurų fotkinti. Vis dienas, kai tik tu esi ant kojų. Ne jau, nėra tai, kad aš dabar čia skundus, kad čia man sunku, bet ne jau gulti 2 valandą. Mama, žinau, ką žiūrėsi, atsiprašau. Ir nuėjau 2 valandą, nes tu dara. Tai nuotraukas tvarka, tai tu scenarijų rašą, tai tu vis tu kažko dara. Ir jau būn, kad, žinai, netgi atsineši darbuotojas, ne? Ir komps ant stalą,
ir Windows padėt, ir už končių padėt. Nes tu kitaip užmėgs prie to kompo, jei tu kažko nedarysi, dar, žinai. Tai vat, ir nueini 2 valandą gulti, po 8 reikia keltis, tu su 5,5 valandos meiga, tu ateini, jau saka, pachmelings. Ne, tiesiog esu neišmieguojęs, esu pervargęs ir man reikia atostogų kas 2 mėnesius. Jo, nu, iš tikrųjų, nežinau, aš irgi neskundžiu tom, kom dabar darau, nes, nu, man žiauriai patinka ir jeigu man patinka, aš nersiu ton dalykų pilną galvą ir, nu, taip, aišku, bus sunkia, ten nemiegosiu, vien žodžiu, bus pavargsiu visiems Jo, skūsus, bet bet mes, man bet tas mes pasidarysim tai. taip, Mes, mes pasidarysim, mes pasidarysim tai, kas mums patinka. tikrai taip. Iš tikrųjų, man ir žiauriai keista, jeigu aš atsidarau ton savo kalendorių ir deinu ir parašys koks nors vienas dalykas. Ir aš tada galvoju, ką aš veiksiu kitų laikų? Tipo, jo, aš galiu pasidaryti daug darbų, bet, nu, ne, tipo, man galėtų būti koks nors podcast'o filmavimas, man galėtų būti dar kažkas. Ir, nu, tipo, žiauriai ir Jei keista. tu labai nori tada susigrūst visko, nori, kur tau, žinai, per visą savaitę vis išsimėt, ir tu nori visko sukešti tau vieną dieną, kad greičiau viską pasidaryti ir būti laisvesniam. Bet taip neišėm, nes tada kitą dieną dar vėl atsiranda. Nu, davai viską sukišam vieną dieną. Ir tada būn bėgimas. Paskui sako, jūs turit pinigų važinėti su e-transportu, nereikia pasirinkimų. Autobus nevažinėti tiek dažnai, kiek man reikia. Ir, nu gerai, jie turi ten paspirtok dviratį, ne? Bet jei tu neturi tokių dalykų, tai, nu, važinėsiu taksu, nes tu kitaip niekur nespėsi. Tau ir tarp veiklų geriausiu atveju pusvalandis tarps, ne? Bet būn, kad tau ir tik 10 minučių. Tu turi laiką tik nuvaryti ten. Ir tu iškart viskon bėgom, ir tai tu dar nespėjai grįžti namie 8 vakarį, prikom pasėdi dar 4-5 valandas, ten tvarkydam scenarijus, Kur da namų nuotraukas. darbą, kur da mokslą, šitų dalykų Kas dar, kas nepamirškime. nedaro, bet Nu, aišku, tada nukent kažkiek ir pažymė ir visi kiti dalykai, nu, bet, nu, tokia ir mūsų realybė. jo, nukent pažymė, bet tu užsitvirtini, Kitus tu dalykus. dedi jau pirmus žingsnelius link savo ateities, link tai, ko tu nori daryti. Jeigu net tu muzikuoji daug, su renginės užsijėm, tai tu dedys jau pirmus žingsnius muzikuo, savo ateityje renginius, jau tu dara kažkom. Jau eini link to tikslo, kad nebūtum nieks. Nu, aš šiaip baimių turiu labai mažą, gal kokis tik tas 3, bet, nu, viena iš mano tokių ir didžiausių baimių, kad tiesiog, nu, nežinau, niekuom netapt. Kad, tipo, dabar aš čia darau ir, vat, vėliau kažkas Būt pasirodys niekam geriau. nereikalingam, Nepripažintam, neįvertintam. būt nieku tiesiog. Tu esi Jo. nieks niekame. Labai filosofiškai pasakiau, bet tas nieks niekame ir labai skaudinantis dalykas, labai žiaurus netgi dalykas. Ir man keista, kad kitiems tas tiesiog nerūp, kad, ani, nu, tipo, ką Jo, bus, te bus jo, ir ir tokių, man kur lapą ir aš gyvenu, aš kaip noriu. ateisiu, aš padarysiu, ir man toliau į dzin, jūs tenkitės kaip norit, aš niek nebedarysiu. Ir viskas. Ir Bet dar būna tokių, kurie galvom, kad svarbiausia, kad man būtų gerai. Va čia, jo, tas savanaudiškoms egocentrizmus toks, čia ir žiaur. nu, tai vienu žodžiu, išvada tokia, kad yra tokių, kurie nieko nedaro, yra tokių, kurie daro ir vienu žodžiu, čia niek nepakeis. Niek nepakeis, niek nepadarysi ir į ką pir, anim gali tik pasiūlyti, bet anų reikalas, ką panit priims. Vienu žodžiu, iš tikrųjų mes turėjom dar pakalbėti dar keliam temam ir ką noriu pasakyti, kad šitas podcastas ir perfilmuojamas antras iki, nes buvom filmavę pirmas tik, kad gavo žiauriai gerai, ten belenkiek buvo bairių, mes ir šokom ir kalbėjom dar gilesniam temam, bet vienu žodžiu. Bet jo techniniai nesklandumai ir toks buvo pirmas syk, tai, nu, ką, teko perfilmuot. Tai gerai, kad Emilis jau toks supratingas ir labai didelis jam ačiū. Ten žodžiu, labai didelį ačiū norėjom pasakyti visą komandą, kad tep aktyvę žiūrėt mūsų tik tuokus iš gegužienių interviu. Ir per tokį trumpą laiką turėjom 51 000 peržiūrų. Tai labai jums ačiū.
Ir tikrai bus dar ir daugiau tų tiktokų ir turėjom labai daug planų ateity, bet žodžiu, čia dabar apie tą. Jo, Kokio iš antro? tikrųjų, jeigu dar norit, tai būtina padarysim antrą dalį, nes lieka labai daug temų, Jo. kuriam neišnekėjom. TikTok'e 700 followerių, YouTube'e 100 followerių, Instagram'e 200 followerių ir ant šito podcast'o peržiūrų, nudėkiam 500 peržiūrų ir 500 laikų ir padarom antrą dalį. Ir dar pasikviečiam Maybach. Tai taip, jeigu jūs norit, sakykit, ir mes filmuojam tokio aplinkuo, nes mes atėjom, nesakysim, kur mes filmuojam, bet mums išvarė iš mūsų patalpų, todėl filmuojam čia. Tai labai nepykėt, ten buvo Lunga kalba idėjų story, čia kada buvo birželio 6, kada mes filmuojamės, tai, kaip ir minėjau, teko tam podcast'ą perfilmauti, tai ant žodžių, ant mūsų nepykėt, pasitengsiam kuo greičiau išleisti ton podcast'ą ir ačiū tau, Emilijau. Ačiū jums, kad pakvietėt. Būtina padarysim antrą dalį, jeigu jūs norėsit. Ir man net nesvarbu, jūs norit ar nenorit, mes darysim antrą dalį. O antra dalis bus įdomesnis, nes bus kito patalpa, bus mon patalpa. Esam į mon įdomi patalpa ir esam kur nors. Bus savo Pakeisiam nuomus. patalpas. Taip, pakeisim patalpas. Viskas, bye bye. Bye bye.